Kągi, pratęsiam temą. Jeigu vakar buvo apie askaridės, šiandien pakalbėkime truputėlį plačiau. Kiek ir kokių rūšių gali gyventi žmogaus organizme? Žmogaus organizme iš tikrųjų gali gyventi įvairūs parazitai, kurie skirstomi dažniausiai į tris pagrindinės grupės. Pirmuonis, kirminai ir ektoparazitai. Pirmuonis tai galima priskirti tuos visus vienaląsčius organizmus, kurie gali daugintis žmogaus kūne. Virusai, bakterijos, grybeliai, kurie plinta per užterštą maistą, vandenį, kontaktuojant su kitais žmonėmis ar vabzdžių įkandimais. Kirminai. Tai parazitiniai kirminai, dažniausiai gyvenantis virškinamąją trakte, dažniausiai, tačiau jų galima sutikti ir po oda, ir akyse, ir visur. Jie daugeliu atveju šie kirminai negali dauginti žmogaus organizme ir pakliūna su kiaušinėliais. Ir paprastai pasišalina su išmatomis. Pasišalina, jeigu sukuriam tam tikrą terpę. Be to, kirminai minta mumis, krauju, askaridės ar ne. Ten yra šilta, drėgna. Mes duodam cukraus, kvietinių miltų ir taip toliau, kas padeda jiems daugintis ir sėkmingai gyventi mumyse. Tai yra 5 žvaigždučių viešbutis. Šilta, drėgna ir mitybos pilnas komplektas. Viskas įskaičiuota. Ektoorganizmai, tai ektoparazitai, tai tokie organizmai iš tikrųjų gyvenantis už kūno ribų. Visokius erkės, blusos, utėlės ir taip toliau, kurios kartais būna ir žmogaus organizme. Kai kurie kirminai, tarkim tokie kaip kaspinuočiai, gali užaugti iki 12 metrų ir žmoguje gyventi net iki 30 metų. Parazitų buvimas mūsų organizme, simptomus aš aptariau vakar dienos video. Jeigu nori sužinoti plačiau arba ką daryti, kad to nebūtų ir jeigu tai jau turi kaip to atsikratyti, parašyk man į Telegramą.